Sveiki, mėly bičiuliai. Tęsime toliau Seimo rinkimuose dalyvaujančių partijų apžvalgą. Dabar jau trečioji partija, kurią apžvelgsime, o trečioji partija yra Lietuvos socialdemokratų partija. Ir jie šiuose rinkimuose eina trečių numerių ir iškėlė, pakankamai daug kandidatų, net 139, beveik maksimumą. Reikia priminti tai, kad Lietuvos socialdemokratų partija yra seniausia partija, kuri buvo įkurta Lietuvos teritorijoje. Dabartinė socialdemokratų partija, anksčiau vadinasi tik tai be žodžio Lietuva, socialdemokratų partija, jie įsteigė dar 1896 metais. Ir pirmosius 10-20 metų jie buvo tikrai normalūs socialdemokratai ir tikrai tokie, rimta opozicinė partija. Dar tuo metu buvo carinės Rusijos imperija. 1905 metais buvo Rusija revoliucija ir vyko ir Lietuvoje neramumai ir streikai, tuometinė socialdemokratų partija tikrai daug prie to prisidėjo. Bet vėliau, aišku, jinai pasuko kitų kelių, nes įsiskyrė socialdemokratų partija, viena pusė tapo komunistais, bolševikais, o kiti tapo tokie kaip ir socialdemokratai, tokie evoliucinių kelių, tipo kūrentys socializmą. Ir po to, aišku, jie ten tarpukario laikais buvo uždrausta partija po tautininkų perversmo, tarybiniais laikais, aišku, jie irgi buvo uždrausti, nes buvo kompartija. Ir po 90 metų, kažkur 89 metais jie atsikūrė. Ir ta socialdemokratų šių partija buvo negausi, ten Vytenis, man atrodo, Povilas Andriukaitis buvo jų pirmininkas ir po to jie susijungė su LDDP, nuo buvusios kompartijos atskilusiais oportunistais, kuriems vadovavo Algirdas Mykolas Brazauskas. Ir Brazauskas po to visą tą partiją apjungė. Jie taip nuo to laiko ir vadinosi Lietuvos socialdemokratų partija, ten į kurią susijungia kelios tos partijėlės, LDDP ir ta kita socialdemokratų partija. Ir šita partija kartu su vadinamaisiais konservatoriais praktiškai didžiąją laiko dalį, čia po 90 metų Lietuvos tos vadinamosios nepriklausomybės atkūrimo, jie praktiškai ir valdė visą šitą šalį, pasikeisdami. Įsiterdami ten vieną kitą kokią darbo partiją atsirasdavo į koaliciją, ten kiti dar kokią judėjimą įsiūrdavo į koaliciją, bet iš esmės visą daugiau negu 34 metus, visą tą laikotarpį Lietuvoje valdo būtent ta vadinamoji Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai ir Lietuvos socialdemokratų partija. Tai visa ta dabartinė Lietuva yra jų bendras kūrimo produktas. Taip dabar daugiausiai narių turinti partija yra būtent Lietuvos socialdemokratų partija. Jinai yra gera nomenklatūrinė partija, tai yra turinti ryšius, turinti turto, turinti kadrų veikiančių, aišku, kaip ir dauguma partijų skaičius mažėja, nes demografinė padėtis tą sąlygoja ir menkas pasitikėjimas partijomis tą sąlygoja, bet jinai iš Lietuvoje dalyvaujančių partijų, jinai turi didžiausius šansus gauti daugiausiai balsų šiuose Seimo rinkimuose ir tikriausiai jie bandys formuoti koaliciją ar daryti vyriausybę. Žiūrėkime, kokį jie pirmąjį 10 surinko. O jame matyti praktiškai tie patys senieji kadrai, plus keli naujieji jau patikrinti žmonės. Tai be abejo eina Vilija Blinkevičiūtė, Paluckas, kuris buvo pirmininku, bet po to jau tapo nebe pirmininku, nes vis dėlto nepatempė, tai jo laikotarpiu partija buvo skilusi, bet dabar vėl iš naujo susirinko, senieji sugrįžo pabėgę elementai. Oleką matom, Budbergytę matome, Orintą Leiputę matome. Visi tie yra seniai kadrai, ten kiek už 10 eina ir Sysas be abejo dalyvauja, kurie tikėtina irgi gali įsireitinguoti sąrašuose. Ir yra naujosios kartos. Naujosios kartos yra Inga Ruginienė trečioji numeriu, kuri priklauso Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, tai yra didžioji šakinė profsąjungų toks susivienijimas. Jinai tipo kaip yra naujos kartos, yra kaip yra aktyvi, jinai dar ganėtinai jauna, apie 40 metų. Ir tipo perspektyvi ir netgi tokio tipo kaip ir kairioji, bet mano giliu įsitikinimu yra irgi čia daug yra tokios imitacijos veiklos, nes visą tą, ką jie daro, nieko nepadaro iki galo ir dažniausiai negauna jokio normalaus rezultato. Bet buvimas toj šakiniai profsąjungų konfederacijai be abejo yra naudinga, tai yra sukurta darbo vietų ir ten be abejo sulindė yra socdemų žmonės. Ir už nuoseklę tarnystę Inga Ruginienė gavo aukštą sąrašo vietą, 3 vietą. Tai tikėtina, kad ji bus Seime. Nes kad šitą partiją pateks į Seimą, tai faktas, tik tai skirtumas tiek, kiek jie gaus tų balsų surinks. Bet tikėtina, kad pirmas 10 turi didelius šansus praeiti, tai Inga Ruginienė mes tikriausiai matysime Seime. Ir 7 numeriu didelis eina šauktukas, Dovilė Šakalienė. Priminsime, kad ją į Seimą komentaravo 2016 metais Jungtinis Karbauskio ir Skvernelio sąrašas, jinai aišku iš to pabėgo tos partijos greitai gana ir nusėdusi dabar yra Lietuvos socialdemokratų partijoje.
Tai be abejo irgi yra visiškai Sorošinė, yra 5 kolona, apmokyta užsienio universitetuose, paruošta vis veikti Lietuvoje, atitikti tam tikrų užsienio lobistų interesus. Na ir be abejo dar yra panašių tokių veikėjų juos, kuriuos turbūt mažai gal kas žinote. Na, kaip pavyzdys yra Drukteinis, yra toks irgi jų partijos sąrašuose, irgi dažnai rodydavosi televizijos ekranuose, turėjote daug kas įmatyti. Eina toks įdomus žmogeliukas Tadas Vinokur, tai čia to žymiojo klauno Arkadijaus Vinokūro sūnus. Irgi praėjęs tokius įdomius mokslus užsienyje, Goldsmith universitetas, Londonas, Berkeley College of Music, įlindęs ir gegužės 1 profsąjunga, visur jo yra. Na, socdemai gerai dirba, užimdami visas vietas profesinėse sąjungose. Na ir dar vienas didelis šauktukas žmonėms, kurį tikrai daugumoje mes prisimename iš covidinės epopėjos laikų. Jų partijos sąrašuose 24 numeriu eina toksai Saulius Čaplinskas, didysis Lietuvos vakseris. Kaip matome, šitoj partijai pilna tokių veidų, kurių mes apskritai ne tai, kas Seime nenorėtume, bet ir gatvėje turbūt sutikti nelabai norėtume. Tie, kurie tikrai mus nekelia jokio pasitikėjimo. Na ir be abejo, dar vienas toks nustebimas yra, pasirodo 11 numerių sąraše eina sportininkė, olimpinių medalių prizininkė Laura Asadauskaitė Zadneprovskienė. Šiaip aš kai sportininkė vertinu, tikrai profesionaliai, gerai išlaikė sportinį savo lygį buvo, na bet truputėlį užteko pasidomėti ir žiūrėti jos socialinius tinklus ir ką mes matome. O mes matome Slava Ukrainai, visas įmanomas vėliavėlės uždėtos, ten toliau pasiknysos radau aš ir visokios neužmirštuolės, ir Silni rezom ir visos įmanomos, kaip sakoma, tos etiketės uždėtos, kurios reikalingos, kad tu būtum laikomas, tinkamas šitai santvarkai. Tai kaip jinai turėdama kaip sportininkė žinomumą, populiarumą, jinai aišku atneš papildomų balsų tai partijai, jinai dėl to aukštai ir įdėta, tikėtina gal net ir pateks į tą Seimą, bet Seime bus eilinė statistė ir balsuos taip, kaip reikia. Na ir dabar apžvelgime trumpai šitą programą. Aš pirmųjų partijos programų neapžvelgiau, čia buvo ir tų Gražulininkų partijos, ir nacionalinio susivienijimo neapžvelgiu programos, bet įsidėsiu pirmą komentarą nuorodą, jūs ten rasite visų sąrašų rinkiminės programas ir jų šūkį. Šia yra be abejo sutrumpintos programos, kad tilptų į tą rinkiminį bukletėlį, kurį jūs gausite kiekvienas į namus. Apie kiekvieną sąrašą ir apie kiekvieną sąrašo trumpąją programą. Na, žiūrime, ką socialdemokratai mūsų siūlo. Jų šūkis yra toks: valstybė, kuri veikia. Lyg dabar valstybė neveikia. Faktas, kad jį veikia, tik jį veikia netinkamai. Jie atstovauja ne tos žmonės, kurios reikėtų atstovauti, atstovauja mažumą, bet valstybė, jinai kaip prievartos mechanizmas, jinai kopikiausiai veikia. Toliau, kursime socialiai teisingą ir saugę Lietuvą, kurioje valdžia girdi ir tarėsi su šalies piliečiais. Kyla klausimas, jūs valdžioje buvote jau daug metų. Kodėl jūs anksčiau negalėjote kurti tokios valdžios ir tokios valstybės ir tokios santvarkos? Kodėl tik dabar būtent vėl tą šnekate, kodėl nepadarėte, kai valdėte nuo 92 iki 96 metų, kada jūs turėjote daugumą, jums nereikėjo jokios koalicijos daryti, bet jūs to nepadarėte. Na, žiūrim, kokia programa. Užtikrinsime sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus per valstybės pagalbą, lengvatas, kokybiškus darželius ir mokyklas, garantuosime platų meno ir kultūros renginių prieinamumą, parama būstui, studentams ir jaunoms šeimoms ir reikalingiams specialistams. O tai kai būna nereikalingų specialistų, aš jeigu ruošia kažkoks specialistus, tai tikėtina, kad jie yra kažkam reikalingi. Jeigu ruošia tos specialistus, kurie niekam nereikalingi, tai kyla klausimas, kam jūs ruošiate tos specialistus. Na čia aš kabinėjęs prie žodžių, bet kartais verta pagalvoti, ką jie formuluoja ir ką jie bando perteikti. Vėlgi, kaip ir daugumoje programų, ne tik šitą partiją, bet ir daugumą partijų, jos sako, gersim, skatysim, darysime, bet niekada nepasako, o iš kokių pinigų, o kaip jūs pritrauksite lėšas, kaip tą padarysite, kaip tai įgyvendysite. Bet visą laiką yra viskas taip abstraktu. Ir žiūrėkime antras punktas. Sustiprinsime gynybą, užtikrinsime sklandų Vokietijos brigados įsikūrimą, nacionalinė divizija pasieks operacinį pajėgumą. Sutvarkysime perspėjimo evakuacijos ir slėptuvių sistemą, remsime Ukrainos kovą už laisvę ir narystę ES bei NATO. Ir reiškia, jie tęs tą pačią geopolitinę liniją ir jeigu jie sieks Ukrainos narystės ES, na, tiesiog gal ne ES, bet, pažiūrėt, NATO, kas yra aštresnis yra pavydalas, reiškia, jie nori aštrinti dabartinį konfliktą. Būtent vienas iš esminių punktų yra būtent Rusijai dėkoja peilis, yra tai, kad Ukraina nebūtų NATO narė. Ir jie tada tęsta kovą iki tol, kol daeis iki Lvovo, tam, kad Ukraina niekada nebūtų NATO narė. O socdemai siūlo, kad reikia vis dėlto siekti, kad Ukraina taptų NATO narė. Tai reiškia,
Reikia dar daugiau siūsti pinigų Ukrainai, kad dar daugiau kariautų, kad toliau tęsti tą politiką, toliau tęsti ginklavimosi politiką. Ir jie būdami vadinamaisiais kairiaisiais, nors aišku, jie tokie nėra, jie turėtų kaip tik eiti prieš militarizaciją ir siekti tokios daugiau pacifistinės politikos, bet jie vis dėlto pasirodo daro tokią pačią politiką, kokią daro ir konservatoriai. Nieko nuostabos, kad kiti sako, čia tokie patys konservatoriai, tik kita spalva nusidažė. Toliau, pensijos augs, kad atitiktų šalies ekonomikos ir kainų lygį. Pertvarkysime antrąją pensijų pakopą, žmonės galės nutraukti kaupimą, atsimti sukauptus pinigus. Čia beje šitą dalį aš visiškai pritariu, jinai tikrai turėtų tai įgyvendinti, nes tai yra tas pensijų kaupimo fondas antrosios pakopose, tai be abejo yra didelė afera. Tikėtina, žmonės tų pinigų negaus, pinigai nuvertės, jie bus ištaškyti. Tai šitą dalyką aš pritariu. Bet pensijos augs, kad atitiktų šalies ekonomikos ir kainų lygį, kaip jie tą darys, jeigu jie neplanuoja atsisakyti karinio biudžeto didinimo, jeigu jie neplanuoja atsisakyti tos pačios ydingos politikos, iš kur jie paims pinigus. Nes pinigų kiekis, jisai taip sueina biudžetą, bet jeigu tu juos belia kaip ištaškainai ant visokių šalingų Lietuvai programų, tai natūralu, kad tau po to nelieka kaip gerinti Lietuvos pensininkų gerbūvį. Nes Lietuvos pensininkai yra būtent ta jautrioji dalis, kuri yra ant skurdo ribos. Arba skursta, arba ant skurdo ribos. Auginsime ekonomiką, skatinsime nacionalinį verslą, aukštos pridėtinės vertės kūrimą, pramonį ir žemės ūkyje, kursime ores ir saugias darbo vietas. Vėlgi toks, deklaruojam. Mes už tai, kad, kas tam pritars? Visi tam pritars. Bet kaip tą darysite? Be aš suprantu, kad čia vietos turiu trūksta, bet norėtųsi, kad kažkaip teiginys ir kaip. Teiginys ir kaip. Tai tada aš dar suprasčiau, kad čia yra rimta programa. Dabar tai yra siekinių rinkinys. Toliau steigsime valstybinį plėtros banką. Mes jau turime Lietuvos banką, kuris iš tikrųjų nefunkcionuoja normaliai. Pažabosime energijos kainas, ginsime vartotojų teisės, investuosime į atsinaujinančią energijos išteklių plėtrą, mokesčiai bus aiškus, skaidrūs, socialiai teisingi. Jie patys savo prieštarauja. Žiūrėkime, pažabosime energijos kainas, tai reiškia, kad energijos kainos nekils. Toliau investuosime į atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą. Atsinaujinti tai energetikos ištekliai yra brangus. Jeigu tu nori pigesnės elektros energijos, tai yra kaip sumažinami elektros išlaidas žmonėms, elektros kainas, reiškia, tu arba turi remtis atominę energetiką, arba reiškia, tu turi pirkti atominę energiją iš Baltarusijos, iš tiesioginėmis kainomis, ne per tarpininkus. Taip tada automatiškai Lietuvos gyventojams sumažėtų elektros sąnaudos. Bet jie to nedarys, nes jie tęsia tą pačią geopolitinę politiką. Todėl vėlgi, jie eis žaliuoju kursu, jie tęsia tą pačią energetinę politiką, tai reiškia kariausių energetikos išteklių eksportuotojais pagrindiniais, ir jie sako, kad jie sumažins elektros kainas. Tai yra absurdas, tai iš principo neįmanoma. Dabartinė politika užprogramuoja, kad visos tos komunalinės sąskaitos tik augs. Toliau, gerinsime kelių būklę visoje Lietuvoje. Didinsime finansavimą kelių ir tiltų remontui, per gyvenvietės einantys žvyrkeliai bus išasfaltuoti. Visi pritarė, bet iš ko? Iš kokių lėšų? Toliau, mažinsime eilės sveikatos įstaigose, investuosime jų paslaugų kokybę ir prieinamumą, kelsime gydytojų ir slaugytojų algas, stop gydymo skyrių naikinimui regionuose. Vėl viskas yra puiku ir gražu. Bet vėlgi iš kokių tų pinigų tada kels algas. Jie visiems kels algas ir visiems kels pensijas, bet nepasako, kaip į biudžetą pritrauks lėšas, kad tą padarytų. Tai reiškia, vėl ieško debilų. Jie visi pritarė, kad reikia didinti algas, reikia didinti pensijas, reikia mažinti mokesčius, reikia mažinti komunalinės išlaidas. Viskas yra tvarkoje, visi čia plosim atsistoja, jeigu tai bus padaryta. Bet iš kur bus paimtos lėšos? O kalbant apie sveikatos apsaugą, jo privatizaciją, kas dabar nuosekliai vyksta, tai yra visa tas sveikatos apsaugos sektorius yra totaliai korumpuotas. Jį reikėtų supurtyti iš esmės. Nes yra didžioji problema. Gydytojas, kuris dirba valstybinėje toje ligoninėje ar poliklinikoje, po to turi savo dar privačią kliniką. Spėkit, ką jis daro. Jis tose klinikėlėse, tenais valstybinėse susimedžioja pacientus ir permetinė pas save. Tyčia tose valstybinėse klinikos yra sudaromas eilės, kad būtų nepakenčiamas sąlygos ir tada gydytojas kaip tokie kaip naują kažkokią išeitį pasiūlo, eikite į privačią pas mane, aš jums siuntimo išrašysiu. Čia yra korupcija elementari ir jinai yra totaliai visam sveikatos apsaugos sektoriui yra perbirkusi. Čia reikėtų laužyti visą šitą sistemą, kad būtų galima perėti prie normalios tvarkos. Arba tu dirbi privačiam sektoriui, arba tu dirbi valstybinėme sektoriuje. Kad nesigautų toks medžiojimas klientų ir naudojantis tą
visą sveikatos apsaugos krepšelį, visą tą infrastruktūrą tam, kad savo privačiam verslui pagerinti. Na, čia yra labai ilga tema, aš norėčiau, kad kada su Eduardu Vaitkum tą temą pajudinti, gal kai baigsis rinkimai, nes dabar rinkimai visi politikuoja, bet neria giliau, tai galbūt po rinkimų būtų gerai padaryti gerą išsamią laidą būtent apie situaciją Lietuvos sveikatos sektoriuje. Toliau, subalansuosime švietimo sistemą, stabdysime nepagristas švietimo reformas ir mokyklų uždarimą regionuose. Pedagogų nebetrūks, jie jausis oriai. Vėlgi, iš kur jūs trauksite pedagogų? Kaip jūs išlaikysite mokyklose, kuriuose nebėra vaikų, nes, aišku, čia yra bendras procesas, mažėja žmonių gyvenančių provincijoje, apskritai mažėja gyventojų, kaip pedagogai jausis oriai, kaip jie tą padarys, jeigu pedagogas jis turi jokio žodžio, jeigu mokytojas negali sudrausminti vaikų ir vaikas ten yra karalius, kuris chuliganauja. Vėlgi, čia reikėtų visą Lietuvos švietimo sistemą laužyti ir grįžti prie klasikinės švietimo sistemos, kada mokytojas yra autoritetas ir mokytojas gali priimti sprendimus užtikrinančius drausmę klasėje. Čia gal daug kas nepritars, aš irgi šiaip nesu fizinio smurto šalininkas, bet elitinėse Anglijos mokyklose išlikusios fizinės bausmės vaikams. Įdomu, kodėl, pamastykite. Ten ir paklubdo ranžirnių, kur suliniuoti per rankytės duoda, ir reikalavimai elito vaikams mokytis yra milžiniški. Aš čekuoju apie tikrą elitą, ne apie tą čia, kur Lietuvoje jūs mato tipo. Ten yra elitas, kuris yra žymės šeimos nuo senų laikų, kurios turi tenais didžiąją dalį nuosavybės Didžiojoje Britanijoje. Jie eina tas klasikinės mokyklas ir ten yra klasikinis ugdymas, kuris yra labai griežtas. O mūsų tiems proletariatų vaikams paleistas yra bardakas. Jis gauna formalų išsilavinimą, bet realių žinių negauna drausmės ir negauna supratimo apie gyvenimą. Tai vėlgi reikėtų pagalvoti, dėl ko taip yra daroma. Socdemai be abejo pasakojo visą tai, ką žmonės nori girdėti, kad gautų papildomų balsų. Na ir paskutinis, skatinsime technologinę pažangą ir mokslinius tyrimus, mažysime administracinę naštą, užtikrinsime daromą paramą smulkiems, vidutiniams ir jauniesiems ūkininkams, puoselėsime miškų, švarę aplinką, biologinę įvairovę. Vienu žodžiu, visą tai, kas gera ir prieš visą tai, kas bloga. Tai yra kaip tipinė Lietuvos partijos, kuri yra toksai uždaroji akcinė bendrovė, kurie turi savo narius, kurie siekia savo pagerinti pardavimus, tai yra parduoti mūsų kažkokias idėjas, kad patektų į Seimą ir prieitų prie vyriausybės formavimo, prieitų prie ministerijų, ten saugiai suleistų savo nagelius ir galėtų čiulpti. Tai va tokia yra bendrinė programa. Aišku, jie jums pavas gražią programą, bet kokia jų pagrindinė vertybė ir pagrindinė programa yra valdžia ir babkės. Kuo daugiau valdžios, tuo daugiau babkių, kuo daugiau babkių, tuo daugiau valdžios. Tai va tokia yra bendra socdemų ir visų kitų pagrindinių sisteminių partijų programa. Na, bet aš stengiuosi daugmaž parodyti bendrą vaizdą, kur yra kliurkos, kur yra tam tikri kandidatai. Ir mes matome, iš tikrųjų, situacija yra ganėtinai liūdnoka. Tikrai negaliu iš ten nieko šių rekomenduoti reitingavimą, iš mažų partijų aš galiu atskirų žmonės rasti, kuriuos galima būtų ten galbūt kad ir avansų kažkiek reitinguoti, jeigu jau balsuojate už tą sąrašą, bet iš tų vadinamų sisteminių biudžetinių partijų, žinokit, tikrai soriukas, bet tikrai aš nieko nerekomenduosiu, nes aš nematau ką rekomenduoti, net prie geriausių norų. Tai va tokia bendra apžvalga apie Socialdemokratų partiją. Be abejo, Socialdemokratų partija ir visos kitos partijos, kurias apžvelgsiu, turi teisę ir galimybę kreiptis į mane ir ateiti pas mane į studiją, diskutuoti su manim, taisyti mane, ginčyti su manimi, įrodinėti, nes kiekviena partija, kad ir kokia būtinai, turi teisę į atsaką. Tai yra nurodyta tiek rinkimų įstatymė, tik ir apskritai aš manau, kad reikia duoti visiems galimybę pasisakyti. Va, neseniai buvo laida su Dobilu Sinkevičiumi, kuris atstovavo būtent tą Gražulio partiją, ir jis galėjo drąsiai sakyti savo poziciją. Aš nebūtinai viskam pritariu, bet jisai gali ir pasisakyti tam, kad mes parodytume, kad mes nesame LRT ar Delfis, kurie transliuoja vien pusę propagandą, o kitam žodžiui, nesiranda vietos. Taip nėra, to nebus. Mes esame adekvatūs liaudės žurnalistai. Ačiū draugai, kad klausote, paspauskite patinka. Tai vaizdo įrašą matys daugiau žmonių, rašykite komentarus, tai be abejo irgi didina vaizdo įrašo matomumą. Na ir tikrai visada labai laukiu žmonių, kurie prisideda Patreon'o arba vienaip ir kitaip finansiškai prisideda prie šio kanalo plėtros. Yra tikslas kažkada tapti nepriklausomu visiškai nuo visų kitų darbų liaudės žurnalistų, bet iki to mes dar niekaip nenukeliaujame. Ačiū draugai, kad esate ir susitiksime kitose vaizdo įrašuose. Iki.